gyvenimas mus baisavo, jeigu judėt nėra. Apsišykę susigūžę sėdim supistam kampe. Nors galėtume pakilti savo nuomonę sakyt, bet geriau tau apsitarčint, užsimerkt ir nematyt, kas yra su mūsų liaudim, ką jūs darot asilai. Ar nematot, kad aplinkui vien tik končiniai bailiai? Gal jau laikas šikną kelti, savo nuomonę sakyt, kiek toliau jūs galit verti ir šiknas visiems laižyt. Kai gyvenimas mus prisavo, jeigu judėt nėra. Apsišykę susigūžę sėdim supistam kampe. Nors galėtume pakilti, savo nuomonę sakyt, bet geriau tau apsitarčint, užsimerkt ir nematyt. Pažiūrėkime, kas daros prie mokyklų ir namų. Apsipūtę pimpurniukai prisišniūrus už akių, nes visokį šūdą rūko, jis pražudo moksleivius. Ar norėtum, kad tai būtų tavo mylimas sūnus? Kai gyvenimas mus prisavo, jeigu judėt nėra. Apsišykę susigūžę sėdim supistam kampe. Nors galėtume pakilti, savo nuomonę sakyt, bet geriau tau apsitarčint, užsimerkt ir nematyt. Tai gal imkit prižiūrėti savo atžalas labiau, nes užpiso jau kentėti vieno to, ką čia matau. Išsiplaukite jūs galvas, jei likimas pisa jūs, nes nuo jūsų tik priklauso, kaip užaugs dukros sūnus. Kai gyvenimas mus prisavo, jeigu judėt nėra. Apsišykę susigūžę sėdim supistam kampe. Nors galėtume pakilti, savo nuomonę sakyt, bet geriau tau apsitarčint, užsimerkt ir nematyt. Ir ką mes dėl to padarėm, ar apsaugojame juos nuo savižudybių maro? Ar nors vienas ranką duos, kad tas vaikas vėl suprastų, jog gyventi yra gerai, bet jum končiniai pituchai, galvoje tik pinigai. Kai gyvenimas mus prisavo, jeigu judėt nėra. Apsišykę susigūžę sėdim supistam kampe. Nors galėtume pakilti, savo nuomonę sakyt, bet geriau tau apsitarčint, užsimerkt ir nematyt. Ilgamečiai dalbajobai, kaip jūs užpisat mane. Ar ne laikas investuoti ten, kur didelė spraga? Vien ligoniai našta laukia neprieinamos eilės. Argi galim tai daleisti, juk tave taip pat palies. Nes visokį šūdą rūko, jis pražudo moksleivius. Ar norėtum, kad tai būtų tavo mylimas sūnus? Tai gal imkit prižiūrėti savo atžalas labiau, nes užpiso jau kentėti vieno to, ką čia matau. Išsiplaukite jūs galvas, jei likimas pisa jūs, nes nuo jūsų tik priklauso, kaip užaugs dukros sūnus.